nepavyko išlošti, nepavyko sužaisti gerai, nepavyko surevanšuoti. Nežinau, ką darėm, viskas atrodė kitaip, atrodė visur lėtesnį. Nežinau. Neturiu ką atsakyti iš tikrųjų. Skaudus pralaimėjimus. Aišku, ne pirmas šį sezoną, bet taip jau yra. Apibendrinant šią seriją, ko pritrūko, sakykime, kad įveiklo jo komanda kaip Lokomotiv komanda? Nežinau, ko pritrūko, visko pritrūko. Nenoriu čia teisintis, nenoriu ieškoti tų tokių priežasčių kvailų. Kiekvieno savyje reikėjo atrasti daugiau jėgų ir, nežinau, taip apibendrinant, gal šviežumo, gal vis tiek. Lošėm daug labai varžybų paskutiniu metu, gal tiesiog tos energijos, šviežumo. Nežinau, bet sakau, nenoriu to nurašyti, nes vis tiek turim kitaip lošti. Po rungtynių treneris kažkaip mėgino nuraminti, sakykime, motyvuoti? Ką čia, žinot, kiekvienam viduje dabar labai sunku. Čia ne tik dėl fanų ar dėl kažko. Patys savyje nerandam vietos, bet treneris bando motyvuoti. Aišku, dar turim porą vietų, kur galim išlošti trofėjus ir reikia paprasčiausiai nenukabinti nosies. Dabar vis dėlto bus gal šiek tiek laisvesnis grafikas ir šiek tiek atsigausim. Gausim to tokio jėgos didesnės ir tikiuosi kitaip žaisim.